Šiandien vėl aš kuriu savo naują video blogą. Dėl to kad nemiegojau visą naktį. Neblūdėjau, bet mane su manim taip padarė, nes neblūdėjau visą naktį, šiandien nemiegojau. Ir dėl to dabar laukiu savo Renatos, kada man įteiks ar kompiuterį, ar USB flešą, arba su tokiais variantais. Dėl to nesitrikinkit, šit truputėlį biškį persikarščiavo su manim ir jinai nenorėjo taip daryti, dėl to, kai jie atsiprašo, ne dėl to tam, kad galėčiau įeiti ir išeiti pro visas duris ir tada dėl to, nes kad taip turėtų būti. Kadangi man labai šiandien gerai sekasi, jokių dalykų pas manęs daugiau nėra, telefonas, planšetinis, viskas panašiai yra, bet tai dėl to, kad užkamazino mane, dėl to, nes nenorėjau keltis, dėl to, nes man norėjo pūslę iščiulpti pūslę, norėjo man išleisti vien dėl to tam, kad prie mano tėvo irgi gąsdino visą protą konkrečiai, dėl to, kad mano tėvo pasiėmė į kokoną ir dabar neišleido niekaip. Ir norėjau dar vieną dalyką pasakyti, jisai yra tėtis, o ne idiotas. Ir dėl to aš savo tėtį labai myliu ir dėl to labai gerbiu savo pilietybę. Dėl to tam, kad pasieikvotų, ne mano yra kaltė, jinai pasieikvojo mano gyvybę, jinai čydavosi iš manęs, juokis iš manęs, piderastų vadina visai čiūdais visokiais krečia. O ten tai iš viso pabaigti šitą procesą ir kaip nors pasistengsiu labiau, kad taupyčiau ant to dalyko. Todėl tam, kad iš mane juokėsi visa visuomenė, dėl to tam, kad nepavyko jais susiaiškinti, vien dėl to tam, kad neturėjau kitos išeities ir dėl to tam, kad buvau taip pasidaręs. Vienas variantas. Ir dėl to tam, kad galėčiau viską atlikinėti savaip. Čia buvo Giedrius Gintalas ir ate.